Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Nebaisus. Parinkęs kolekciją nuo laiminių. Tai sveiki, šiandien sveikinamės su Matu Stebuliausku. Žinomas Matufas pseudonimu. Labukas. Kaip kilo šitas pseudonimas? Gal jau esi pasakojęs, bet nežinau. Visai nesenai esu pasakojęs. Tai kai man buvo gal 13-14 metų, sėdėjom su šaika prie šulės ir atėjo toks juokingas bidžiukas, šiaip gerai prikolindavo. Ir tiesiog, man visi visą laiką vadindavo Matuku. Gal mažiukas labai. Ir sako, ką Matufajus? Tai visi pradėjo žvengti baisiai ir nuo to karto lipo Matufajus. Tada buvau Matufajus visą laiką, iki 19 metų. Ir kai buvo man 19 metų, tokį mano video, žinai, kas tas karštis Matufo balkone? Ja. Žinai? Tai va tenai tą žodžiu parepavau, ten tipo pasipizdavojau iš tokio Aleknos. Ja. Aleknos balkone. Tai tipo, kadangi buvau Matufajus, tai parepavau mėgdžiaudamas tą jo Alekna balkone. Ir aš tipo ne Alekna, o Matufa. Ir aš pats save tuo metu irgi vadinau Matufa. Bet taip gavosi, kad kiti žmonės, kurie paskaito nickname'ą ne Matufa, o pradėjo kiti vadinti mane Matufa. Kas man iš pradžių nepatiko. Labai, skaitau, ne Matufa, aš Matufa. Bet Matufa labai musulmoniška. Mustafa, kažkas tokio. Kaip nusprendė, kad nori būti barista ir kavos menais užsiimti? Kas toksai? Barista, kavos menais. Baris? Ai, kavos menais. Aš kavos menais užsirašiau. O prikau, čia Barisas. Ne, kavos ir kavos, ten vieną raidės maišęs. Autokorekcija gal. O čia dar viena istorija irgi jau pasakojęs daugiau kartų, bet tikrai žinau, kad dar teks pasakot. Tai kai man buvo 14 metų, irgi čia lūžio laikotarpis. Man mama nuėjo pas būrėją ir išpranašavo, kad mane padurs, papjaus, kad numirsiu iki 18 metų. Ir tada mano mama pasakė mano sesį, nes negalima man buvo sakyti, būrėja neleido. Nes pakeis gali gyvenimą, bloga linkme. Bet man sesė pasakė, ar pakeitė gerą linkme. Ir tada nustojau su šaika bendrauti, su kuria bendraudavau, pradėjau eiti sportuoti. Ir sportavau vien. Every day, nieko, neturėjau draugų, su nieko nebendraudavau, tik tai saliai ir grindinau vien ir taip toks tikslas buvo kažką pasiekti sporte. Panašiai mano istorija, tik aš nesportavau, bet irgi neturėjau draugų. Labai panašiai. Pas būrėją galbūt irgi, ne? Nesakė, nebendrauti su nieko. Mes žydai netikim būrėjom. Ne, aš irgi netikėdavau taip, bet kažkaip įlindo galvą. Tai aš ir nesenai pradėjau sportuoti ir dabar kačiaugai, kad įsivažiuot ir galvoju, gal kai įsivažiuosiu užsirašyti pas tavį kovos menus. Aš sumo netreniruoju. Na, man gal labiau ne muštinės, o sumuštinės. Bet galim apšė žmonės apie kovos menus. Aš žinau, kad yra nerašyta taisyklė, jeigu esi žiauriai kietas kovotojas, negali visą potencialą gatvėje prieš plėšikus naudoti, nes gali užmušti, neįvertinti. Čia yra mitas ar... Prieš plėšikus gali naudoti? Prieš savo namuose? Prasivardžiotai, jeigu Laisvės prospekte eitum. Žiūrint, ką pasako. Storos, jeigu? Negali ten. Dar negali. Ai, gaidi, sako. Dar ties šito susilaikyčiau, bet jau matau, mes čia varam stipriau. Supratau. Negali. Čia kaip aš negaliu turgai naudoti savo darybinių sugebėjimų, nes žydis gali iki nemokamai nusidėrėti.
Gali? Kas, pavyzdžiui, būna, kai stovi ringi ir už 30 sekundžių kol kas galvoja sukas, kokias mintis? Baimė ar įtūžis? A, ne, jau kai būni ringė, tai niekas nesisuka tada. Ne, Tada jau, kai būni pačiam ringė, tai jau nebebūna baimės, tada jau ramu būna. Bet iki tol, kol nueiti, tada jam visokių minčių būna. nes būna, kad studijuoja priešininkų, ten jo stovėsim kažkokį smūgių taktiką, nežinau, taktiką. Ar įmanom pasiruošti pilnai, ar vis tiek ant improvizacijos daug kas gulm? Na, planą turi kažkokį, tai vis tiek turi turėti planą. Bet ne visada, dažniausiai nebūna pagal planą, bet vis tiek turi kažkiek tai laikytis, tą, ką maždaug sugalvoji. Net gali priešininkus turėti planą. Taip, tada planas prieš planą. Tele2 prieš bitį. Gerai, ko labiau bijotum 30 pasiruošusių penktokų ar 7 apkūnių vyrų pusgirčių gatvėje sutikti. Čia kaip yra tas klausimas, ar nugalėtum 2000 kūdikių. Tai čia panašus. Kad vienas prie, ne 100 žmonių prieš vieną gorilą. Jo. Irgi iš tos serijos, ne? Bliama, čia labai lygiai vertis, pasakei tokį. Ja, aš skaičiau maždaug. Taip labai, jau, žinok, sunku man pasakyti, net tokį užsimerkęs durčiau kažkurį. Baigus gali taip prasėti. Sudalgiu kokį. Nu, gali, jo. Apkūnis jau. Irgi gal visai kaip sudalgiu gali. Taip turėtų tokia būti be balansų. Kiek girti? Nu, antras baras ir visur po bokalą išgeriu ir po šotų. Tai 2 bokalai ir 2 šotai ir šviežiai išėjai. Tai ant apkūnų žmonių čia visai nedaug. Na, va čia ir suktas klausimas. Nu, Gal tai tai tada, mažiau. gal penktokus imčiau. Šiaip gera laida būtų, ar esi stipresnis už penktoką. Būdavo, ar esi gudresnis. Už penktokus. Ja. Klasė visą. Šitas, jeigu nueis iki Valinsko, tai galit naudot. Čia mes šitą sezoną naują rubriką turim akvariume atsikraustę Vėžys Stano. Ir jis savo nuomonę reiškia apie visus mūsų svečius, tai ir apie tave turi nuomonę. Ir čia atsiuntė mums voice. Sveiki, čia Vėžys Stano. Mano nuomonė apie muštinių verslą tik bloga. Negali būti geros nuomonės, labai bloga. Nuomonė labai bloga, nes muštis yra blogai ir skauda, kai trenkia. Mano draugui vieną kartą trenkė į akį ir jis pradėjo su ja žvairuoti. Paskui jis padarė avariją ir atsitrenkė šviesoforą. Labai blogai muštinės yra, iškirščiau, aš esu Matufas, Rimkenzas, Taisonas, bet nenori, nes muštinės blogai nenori, aš savo atostogų vaidinti. Ačiū. Tiesiog paprašė tarp nuomonę. Tai gali reaguoti ir nereaguoti. Čia naujienų, mes visi bando visur savo nuomonę prašlysti ir kaip ir jo šeimininkas buvęs. Tegul turi tokią. Nu, ja. Mes nupirkom jį už Čitos pakelį iš Stano, kai išpjovė. Aš šiaip būtų tai manom išprovokuoti internetą tiek, kad nuvažiuotum pas tą žmogų ir aiškintis, ar tau bifai nelabai. Nu, jei jau žiauriai būtų nejauku, tai galėtų. Tokį, jeigu parašytum. Galėčiau subėgti labai tada. Nes aš esu matęs tie konferencijos, kai vyksta sverimai, ten būna pykčių. Ten aš pykstu. Būna tikrai. Ir ten, kiek ten suvaidinti ir kiek... Kaip tu gali piktinti žmogaus vien dėl to, kad jis prieš tave kovos? Tai ne dėl to užpyksta. Čia dabar jau turbūt, kur kalbėtai, yra buvę, kad užpyksta kaip apie šeimą kažką stumia. Tada kaip tave mėnesį laiko kovos kiekvieną dieną pizdahoja ėda.
Dėl to arba tau per konferenciją trenkia, irgi užpykt galima. Čia apibūdinai Utmos 3 paskutinis konferencijas. Jis jums virs. Taip jau būna, jo. Vien dėl to, kad kovosi, tai nepyksti dažniausiai. Kažkokio asmeniškumų būna. Bet ir tie asmeniškumai atsiranda ne vien dėl to, kad kovos. Provokacija kažkokia. Tai iš dalies jo, nes bando išvesti iš kantrybės kažkiek, tai bando judinti iš vėžių, kad ramiai nemiegotų. Bando. Tai turbūt ir dėl to, bet tai būna ir ne tik tarp kovotojų, matai, konfliktas. Tiesiog vienam kambarį. Vis tiek kovojat su pirštiniam taisyklėm. Bet ar gatvėje, pavyzdžiui, atsilaikytum prieš ginklus? Sitrauksiu ginklą, žiūrint kokią. Įvairūs gatvės stiliaus ginklai. Tarkim, tai buvo samčiai. Bandytum pasemt. Galim pamandyti šiaip. Tu pulk mane, pažiūrėsim, gausi. Ne, aš šitą nesilaikiau jau. Nežinau, kaip gintis nuo samčio. Oi. Šliausas ragas iškart. Čia jeigu jie duodys atbėgtų. Gerai, šitą. Nenorim klojimo situacijos, tai gal. Va šitą realiai su koviniu peiliu. Ne, be peilių. Sviestinis peilis. Pats baisiausias. Labiausiai skaudasi tai. Čia per lengva, manau. Tau? Jo. Priklauso nuo atstumo. Aš lankęs. Esi lankęs? Jo. Ir jeigu antis tiesiog. Šitą apsiginčiau jaučiu. Nes mano katinai tai bijo. Katinai? Čia toks nukrypimas. Ne apie tai mūsų podcast. Negavom daug dėmesio šitam epizodui, tai gali savo brandų pareklamuoti drabužį, nes mus labai daug kas žiūri. Tai kaip ir aš parėmiau, taigi. Nu jo, Mike. Tai plius jau išėjom. Knockdownwear. Knockdownshop.com. Nuolaidos kodas jauku 15. 15% brangiau mokėsi Jo. už produkciją. Taip. Kad man, tai už. Prašmaikia, kad atsiskaitytum. Ar tenka ribot sūrelių suvartojimą, jeigu nori formą palaikyti, jeigu rašė? Tai kaloringas daiktas jo. Jo. Ir aš skaudu būna. Galvai apie nieką toksai. Proteino mažai. Ne, aš šiaip tai va tėvą neblogiau visai skau. Iš tėvą. Skanus lėšiugrą. Vilkyškį. Oi. Visai gerai šitai. Bet šiaip tai tikrai tuštokas maistas. Labai saldus, daug cukrus labai. Kiek kalorijų čia? Ir, 200 kalorijų beveik. Kiek suvalgus realiam kartą? Visus suvalgytum šitos? Ne. Šiandien 3 valandą. O kiek pajėgtum? Pliam. 10. 10 jau sunkiai, bet čia jau dienos kalorijų norm. Nes kiek 300 kalorijų vien. 200 kažkur, bet bent čia kiek žiūriu. Man tai jie labai sotus. Aš taip kartais ryte vieną iššaunu, bet toks būna nekoks pusrytis. Bet žmona gali valgyti. Žmona valgo, mano mėgsta irgi vieną, man priklauso. Ir Maivas tada. Aš galiu valgyti. Taip. Be. Dar visada mes turim lašišos klausimų. Lašišą išmetu lapelį. Ir čia klausimus palendu. O. Ir kiek esam uždavę, tai visada būna Juokinga. juokinga, bet kartais ir pašiep.
Tai mes Ant manęs? Galbūt, aš neskaičiau. Sargiai, išpilsim vandenį į ką. Matai, gerbėjai, žiūri visas kovas. Man įdomu tavo karjeros pradžia. Kaip sugalvoji, kad tingi mokytis mokykloje ir nori tapti kovotojai? Tai čia rašė prieš laidą, jinai ir dabar parašė. Prieš tikriausiai. Tai tu pasakojau. Padurt, atsimeni? Ja. Padurt norėjau. Taip ar sugalvojau. Nu jo, kažkaip. Nesusinervėjau. Kitą paklauką. Ar tik vieną užrašė? Išmušė. Ne, vieną tik užrašė. Nu, žuvis, jos Nelabai. atmintis trumpa. Va, labai gerai. Teisingai. Ja. O kaip sugalvojai, Kaip sugalvojau sportuot pradėti? drabužį brandų daryti? O drabužių brandą sugalvojau, tai norėjau turėti kažką tai tokio kieto apsirengti. Ne, šiaip iš tikrųjų tai turėjau daug metų parduotuvę Fighter Shop Kaune ir ten labai daug tų kovinio sporto brandų esu matęs. Ten toks, jeigu esi girdėjęs, Venom, toks Tap Out. Taip. Girdėjęs, toks senoviniai čia. Nu, ten daugybę prasisukiau pro mane tų brandų ir tų visus modelius aš ten beveik jų esu pačiupinėjęs, matęs. Ir tiesiog norėjau kažkokią tokį savo, kur galvoju, kodėl negaliu aš padaryti kažką dar įdomiau. Ir pradėjau nuo 2020. Turėjau dar prieš 2018 turėjau tokį brandą irgi Osu vadinus. Toks biški too much, nebuvo, kad man jis labai patiko, tokiais Osu ir tokie sparnai čia iš šono. Tai matau, dar dabar Šaika kartais vaikšto, bet man jis nebuvo, kad pačiam labai patiktų. Ir po to 2020 pradėjau šitą daryti ir jis man pačiam labai patinka, dėl to taip va, ir važiuoja. Nes aš ir galvoju, gal reikia daryti drabužį brandų, nes ką pastebėjau, visas maikės L, kurias perku, sumažėjusios dėl infliacijos, gal to pamedžiagus ir pradėjau. L pas tave. Jo, šitų gerai, bet ką Neblogai visai. sumažėjo, nežinau, ši infliacija, kur... Atrodo jau ne kad 2 dienas sportuojas šitą maikę. Jo, tai gal, Atrodo jau kad porą metų. nes ir va, įpilšimai ir Taip. Nuo sporto. jau 2 dienas sportuoju aš. Dabar visi podcastai iš bifų laikas. Kur... Iš ko? Iš bifų, iš pikčių. Bifų? Ja, turi stumtant kažką. Galim pastumti ant ko nors. Gal nori ką nors iškeikti, kad mums peržiūros pakiltų, kad žmonės LT paskambintų. Patark. Nežinau ko. Gal koks kovotojas yra, kur negerbi kaip žmogus už kovotą. Nes man sakė vienas kovotojas, kad negerbi tavęs. Kuris? Negaliu sakyti. Sakai greitai. Greitai pasakai. Greitai pasakai. Tai gal sutampai, gal ir tu jo nekint. Labai gali būt. Abipusė neapykanta gali būti. Tai- Iškart. Tai gali Galiu iškeikti. sutikti, kad jisai yra pideras. Galima keikti šiandien? Ja, ja. Jisai yra pideras. Tas kovotojas, kuris ant manęs stumia, kuriam aš nepatinku. Ja. Atveskit jį čia. Veskit jį čia. Kabinetas šalia kačių prieglaudos. Ja, girdėjai Rimkenzą? Ką tau sakė? Tai jo, baiginėsim epizodų, arba kaip sako, ringa raundus į pabaigą. Gal nesako taip, nežinau. Dažniausiai sako, jo, Ting, raundas į sako, pabaigą. Ne, iš tikrųjų nesako taip nieko. Kadangi mūsų daug jaunimo žiūri ir jam reikia motivacijos, nes motivacijų puslapis šūdų keliam Facebook'e. Ir, pavyzdžiui, kaip jaunimui psichologiškai prisivers sportuoti, tarkim, 3-4 metai, esi apkūnus, bairiai, žiūri veidrodį ir verki, kaip prisivers sportuoti. Mažiau surelių. Kai pirmas 2 dienas nuėjai, 3 irgi nuėjai. Ja, ja. Nenustokai, tai ne? Na čia ja, ne man konkrečiai. Ja, aišku, ne tau. Bendrai. Tiesiog jaunimui, 3-4 metų, kas va, apkūnus esat ir užsiemat lėvą komediją ir turi daug laisvo laiko ir mažai motivacijos. Taip? Ja, ja. Tai va, svarbiausia, tikėkit savim. Bet pochai iš veido
visai nieko atrodo. Galim balsuoti. Tai mes nenorim, kad tuščiom išeitum. Pabaigai irgi duonų turim. Tai su kovotojais ir dažnai daužai boksą kriaušę. Ir žinai, kur link, jau lenkiu. Jau čia atsibodo kriaušę, tai turim greipfrutų duonų. Galėsim boksą greipfrutų. Labai geras bokso greipfrutas. Ir Nestigo tokių gerų dovanų gal. Aš tau atnešiau, va, tau dovaną. Bet jūs realiai. gerai. Jeigu žinot, labai, Nežinau, labai gerai. Nežinau, kaip valgyti tokius dalykus. Tai su šakų terpėliu, man atrodo. Tai ačiū, kad žiūrėjot iki šitos vietos. Remkit Patreon, pirkit. YouTube žiūrėkit, reikia peržiūrų. Ir susitiksim kitam epizodui. O marškinėlius? Ir marškinėlius pirkit su nuolaidos kodu. Jauku 15. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.